Sveika, brangioji. Šis taro kortų skaitimas bus ateinantiems 3 mėnesiams, tai balandžiui, gegužiai ir birželiui. Ir šis skaitimas yra tau, jeigu tu turi sielos dovaną dieviškoji tiesa. Šį mėnesį, kaip ir tikriausiai visiems žmonėms su visomis sielos dovanomis, dvasiniai vedliai sako, kad reikia pasirūpinti savimi. Pasidažyti, gražiai apsirengti, kartoti gražius žodžius apie save, kartoti afirmacijas, apsupti save gražiais dalykais, apsirengti gražiais drabužiais. Ir taip pat duoti savo daugiau meilės, self-care ir compassion. Tai pasirūpinti savimi šį mėnesį labai svarbu, balandžio mėnesis toks mėnuo, kur reikia visiems pasirūpinti savimi. Tikriausiai po žiemos mes užsisėdėjom, sėdėjom po šiltais kailiniais, šiltom kaldrom ir net nesirūpinom savo išvaizdą. Tai balandžio mėnuo, toksai prabudimo mėnuo ir dvasiniai vedliai sako, pasigražink, pasirūpink savimi daugiau, parodyk savo daugiau švelnumo. Tai labai geras balandžio mėnuo tam. Ir jaučiu, kad tas grožis ir švelnumas padės tau pritraukti daugiau arba pajusti daugiau pasitikėjimo savimi ir savivertės. Ir tai padės tau augti kaip žmogui. Jaučiu, kad tas grožis ir pasirūpinimas savimi yra kaip seklytė, kurią sėji į savo širdies dirvą. Ir jaučiu, kad kai pasigražinsi, pasirūpinsi savimi, tai pradės augti ta savivertė ir tas pasitikėjimas, kas bus reikalinga ateinantiems porą mėnesių. Taip pat šis mėnuo yra geras finansams, padidinti savo finansinę situaciją ir tavo dvasiniai vedliai sako, kad jeigu nori padidinti savo finansinę situaciją, tai būtų gerai tau mokytis apie energetinį gydymą, hipnozę, kažkokius tai alcheminius dalykus. Tai alchemija gali būti magija, magiškus dalykus, arba ieškoti, kas galėtų tau duoti kaip treatmentą, suteikti tuos dalykus. Jaučiu, kad šis mėnuo yra toksai gyjimo mėnuo ir tą gyjimą gali gauti per hipnozę, magiją ir kažkokį tai energetinį gydymą. Kas liečia tavo partnerį šį mėnesį, pabandyk savo partneryje ir tai, ką jis daro kiekvieną dieną, surasti išminties ir geros širdies. Tai dvasiniai vedliai sako, kažkodėl tai yra svarbu, kad šį mėnesį ieškotum partneryje išminties ir geros širdies. Kartais mes užsisukam rutinoj ir nebematom, kad partneris daro gražius dalykus mums. Mums atrodo tai kaip ir natūralu, bet šį mėnesį ypač svarbu, kad tu pasižiūrėtum į savo partnerį visai kitomis akimis. Jeigu ieškai partnerio, tai šis mėnuo yra geras. Jeigu eini į pasimatymą, tai žiūrėk, kad būsimas partneris parodytų gerą širdį ir parodytų išmintį. Dalykai, kurie susiję su tavo darbu, tai gerai būtų išmokti kažko naujo, pasimokyti, paskaityti. Ir tai, ką išmoksi, padės tau pritraukti daugiau finansų, netgi paaukštinimą. Šis mėnuo, balandžio mėnuo, yra geras metas vykti į Egiptą, Graikiją arba Izraelį. Tam, kad pagytum, tam, kad išgytum. Ir tavo dvasiniai vedliai sako, tai tau primins apie praeitus gyvenimus, kuriuos gyvenai tose šalise. Jeigu turi kažkokių tai sveikatos problemų, tai gali išgydyti per eterinius aliejus, energijos gydymą ir hipnozę. Praktikuok savęs hipnozę, kad galėtum geriau susidoroti su stresu. Ir kas liečia ateitį,
Šis mėnuo bus žingsnis žengti į tavo sėkmę. Ir dvasiniai vedliai sako, kad nepasikliauk kitais žmonėmis, kuriant savo sėkmę. Daryk tai viena pati. Ženk žingsnius viena pati. Nesitikėk, kad kažkas tave palaikys, nesitikėk, kad kažkas tau duos pinigų tam, kad galėtų mokytis ir kurti kažkokią tai paslaugą ar produktą. Nesitikėk nieko, daryk viena pati. Ir vizualizuok tai, ką nori sukurti, vizualizuok, jeigu turi kažkokią tai svajonę, gyvenk tą svajonę kiekvieną dieną. Tai ką reiškia? Tai medituok apie tą svajonę, vizualizuok apie tą svajonę, tiesiog įvelk kažkokią tai mažą dalelytę tos svajonės į savo kasdienį gyvenimą. Ir dvasiniai vedliai sako, kad tu esi tinkamame kelyje. Tu jau pasirinkai kažkokį tai tinkamą kelią ir toliau eik tuo keliu. Jau tavo traukinys į tavo galutinį tikslą jau tuoj pajudės, bet tau tiesiog reikia gal kiekvieną dieną galvoti apie savo svajonę, kalbėti gražiai apie tavo svajonę ir susitvarkyti savo vidų bei prasivalyti kažkokius tai energetinius blokus ir išsigydyti energetinius blokus. Tai gali būti kažkas susijęs su šeima, ką tau reikia išgydyti, gal kažkokius tai kažkas, kas tave stabdo, gali būti, kad tai susijęs su tavo šeimos nariais ar kažkas atėję iš tavo protėvių. Tai va dėl to tikriausiai sako, kad gerai yra hipnozė. Hipnozė dažniausiai nuveda žmogų į praeitus gyvenimus, gerai energetinis gydymas, kad paleisti emocijas, kurias paveldėjai iš savo šeimos narių. Tai, bet atsimink, kad tu esi tinkamame kelyje ir tau reikia gyventi savo svajonę, daryti viską, kas įmanoma tau šiandien, tam, kad pasiektum savo svajonę ir aišku pasitikėti. Šį balandžio mėnesį tavo dvasiniai vedliai prašo, kad tu pasitikėtum, turėtum tokį stiprų pasitikėjimą savimi ir savo svajone, kad niekas negalėtų to sugriauti. Nes jaučiu, kad dabar kaip ir tikriausiai atsiremi labai į kitus žmonės, gal į savo šeimos narius, gal į savo partnerį ir jaučiu, kad tavo nuotaika priklauso nuo kitų žmonių. Ir netgi tavo svajonės siekimas, jaučiu, kad tu per daug priklausai nuo kitų žmonių. Tai jaučiu, kad paini 2 žingsnelius į priekį ir 2 atgal, nes kažkas šeimoje įvyksta. Ar vaikai susirga, ar partneris nepatenkintas ir vėl eini 2 žingsnius atgal. Paini 2 žingsnius į priekį, kai visi geros nuotaikos ir vėl kažkas atsitinka šeimoje ir eini 2 žingsnius atgal. Tai reikėtų labiau pasitikėti savimi ir žinoti, kad tik tu viena gali pasiekti savo svajonę. Nes kitaip, jeigu tu priklausysi nuo kitų žmonių, tu visiškai pamesi tą savo svajonę, tau bus nebeįdomu, tu tapsi tinginesnė, nebenorėsi dirbti ties savo svajonėmis ir tiesiog prarasi meilę tai svajoniai. Tai geriau atitolink save nuo kitų žmonių pagalbos, nebeprašyk, kad kiti tave palaikytų, kad tau padėtų, tiesiog daryk tai viena pati, gyvenk savo svajone ir kaip sakiau, pasinaudok energetiniu gydymu, hipnoze, eteriniais aliejais tam, kad išgyti ir paaugti tiek, kad galėtum įgyvendinti savo svajonę, bet tu esi tinkamame kelyje šį mėnesį. Jeigu nori, gali pabandyti panešioti tokį akmenėlį, kuris vadinasi Soda Light ir jis tau duos ramybės, kai gyvenime vyksta kažkokios tai dramos, kažkokios tai audros. Tai šis akmenėlis padės tau pereiti per tas audras ir išlikti stabiliai ir ramiai. Šio mėnesio afirmacija yra:
aš renkuosi tiesiausią, šviesiausią, džiaugsmingiausią ir maloniausią savo gyvenimo kelią. Ką aš sakiau, tu turi pasirinkti, tu esi jau pasirinkusi kelią, tik tau reikia tuo keliu gyventi, kuris yra pats maloniausias, džiaugsmingiausias ir geriausias tau kelias. Taigi tiek aš tau turiu balandžio mėnesį, pasižiūrėkime, ką tau pranašauja gegužės mėnesiui. Taigi gegužės mėnesį tavo dvasiniai vedliai sako, kad bus toks, kaip sakyt, nelabai šviesus ir nelabai pozityvus mėnuo. Bus kažkokios tai baimės, kažkoks tai nusivylimas ir savim abejosi daugiau nei bet kada kažkodėl. Bet tavo dvasiniai vedliai sako, kad tai priklauso, jaučiu, kad kaip ir praeitą mėnesį, kažkas priklauso nuo tavo aplinkos, tavo aplinkinių. Kad jeigu kiti žmonės kuria dramą savo gyvenime, tai nereiškia, kad tu turi įsivelti į tas dramas. Ir šį mėnesį reikia išmokti, tau reikia išmokti, išlaikyti savo balansą, išlaikyti savo ramybę, vidinę ramybę. Jaučiu, kad šio mėnesio yra tokia pamoka - išlaikyti savo vidinę ramybę, nes tokios energijos šio mėnesio labai tokios nerimastingos, nerimas, nusivylimas, nepasitikėjimas savimi vyraus. Bet nesijaudink, tai yra kelias į tavo dvasinę transformaciją. Visi mes turime praeiti per kažkokias tai dramas, per kažkokius tai nusivylimus ir baimės tam, kad rastumėm savo dvasinį augimą, tam, kad paaugtumėm. Tai tuo, ko tu nusivilsi šį mėnesį, ko tu bijosi šį mėnesį, tai tave veda ties dvasinę transformaciją. Ir šis mėnuo, jeigu nori sukurti daugiau finansinės gerovės, šis mėnuo tavęs prašo pasižiūrėti į vidų. Ir jaučiu, kad reikėtų tau daugiau praleisti laiko meditacijoje tam, kad gautum tos atsakymus, kaip tau sukurti daugiau pinigų. Jaučiu, kad daug atsakymų šį mėnesį gausi per meditaciją. Šis mėnuo taip pat yra geras mėnuo santykiams. Bet negerai pradėti kažkokius tai naujus santykius, negerai pradėti bendradarbiauti su kitais žmonėmis šį mėnesį. Šis mėnuo taip pat yra labai geras metas pradėti naujus produktus. Ir gegužės mėnuo yra geras metas keliauti į šiltas šalis, kuriuose šviečia saulė, kuriuose yra karšta. Ir tam, kad neturėtum sveikatos problemų, šį mėnesį tau būtina pavaikščioti saulėje, pabūti saulėje, pasišildyti saulėje, tam, kad išgyti savo kūną, nuraminti savo kūną nuo streso. Jeigu sugalvoji kažką naujo, turi kažkokių naujų idėjų, kažkokių tai planų sekantiems mėnesiams, tai atsimink, kad tavo šeimos nariai gali nepritarti tiems dalykams. Tai tiesiog priimk tą, kad šeimos nariai gali nepritarti, nes jeigu metų metus kažką darėt kartu ir dabar tu sugalvoji daryti kažką naujo, tai aišku, žmonėms tai bus keista. Tai dėl to nesijaudink, jeigu nori pradėti kažką naujo, tai yra geras metas ir nekreip dėmesio, kokios dramas kelia tavo aplinkiniai. Ir šis mėnuo yra geras metas tiesiog gilintis į save, kultivuoti savo vidinį pasaulį ir medituoti. Tai jeigu, kaip sakiau, jeigu sugalvoji imtis kažko naujo, tai labai geras metas. Korta sako, go for it. Tai daryk, imkis tai daryk. Grįžtant prie to nusivylimų, jaučiu, kad gali būti, kad prarasi kažką, gal netgi finansus prarasi, ar prarasi kažkokį tai daiktą, kažkas finansiško, materialaus, kažką gali prarasti šį mėnesį, gal ir kils iš to praradimo, gal ir kils tas nusivylimas ir baimė. Gal netgi bus kažkokios tai kaip ir vagystės, iš tavęs pavogs kažką, bet reikėtų nesusikoncentruoti taip smarkiai į tą materializmą.
Tave nori visata pamokyti, kad daiktai nėra pats būtiniausias dalykas. Mes žmonės labai mėgstam kaupti viską. Ir kartais tie daiktai stovi pas mus spintoj metų metus nenaudojami. Tai tave visata nori pamokyti, kad geriau kolekcionuok patirtis, o ne daiktus. Tai jeigu praradai kažkokį tai daiktą, tai reiškia visata pasiėmė tą daiktą, reiškia to daikto tau jau nebereikia. Tai šį mėnesį tam, kad tie praradimai, tie finansiniai ar materialiniai praradimai nebūtų tokie sunkus, tiesiog stenkis išvalyti savo gyvenimą nuo dalykų, kurių tau nebereikia, kurių nenaudoji jau metų metus ir mažiau koncentruotis į materialius dalykus. Tai taip pat tavo dvasiniai vedliai sako, kad ši situacija, šio mėnesio situacija ilgai neužsitęs. Jinai yra tik tai trumpa situacija. Tai kaip sakiau, tikriausiai visata nori tave kažko pamokyti, tam, kad išmoktum daugiau dėkingumo. Kad būti dėkingai nereikia save apsupti daugybę daiktų, kurių net nenaudoji. Arba ten dažnai žmonės būna, kad nusiperka brangią mašiną ir paskui bijo dieną naktį, kad tos mašinos nesubraižytų arba nepavogtų. Tai kam tada iš vis turėti brangų daiktą, jeigu paskui tau reikia nemegoti naktimis dėl jo. Tai vat tavo dvasiniai vedliai sako, kad šį mėnesį susikoncentruok į nematerializmą, ir kad būti dėkingai už savo gyvenimą. Tu gali džiaugtis paprasčiausiais mažais dalykais, kad šiandien saulė šviečia, gali džiaugtis tokiais dalykais. Jaučiu, kad nori tave visata grąžinti į patį pagrindą, kad ko tau labiausiai reikia, o ne ko tu nori save apsupti brangiais rankinukais ir bateliais ir taip toliau. Tų dalykų tau nereikia. Jaučiu, kad šio mėnesio energijos noriu tave pastatyti į lyderio poziciją ir kad tu išmoktum būti rami ir matyti dalykus, kurie yra už materializmo. Ta prasme, kad kartais mes per savo daiktus nematom problemų. Kartais mes perkamės viską savo tam, kad užglaistyti viduje tą tuštumą, nes einam į darbą, kurio nemėgstam. Tai mes norim uždirbti daugiau tam, kad prisipirkti daugiau dalykų, bet mes į tą pačią vidinę problemą mes net nepasižiūrim. Arba būna, kad santykiuose mes vis važiuojam, atostogų vis važiuojam, nes santykiai baigia sugriūti. Tai jaučiu, kad šį gegužės mėnesį tavo dvasiniai vedliai nori, kad tu pažiūrėtum į tą problemą už materializmo. Kodėl tau taip rūpi daiktai, kodėl tau taip rūpi kažką nusipirkti. Gal tame yra kažkokia gilesnė problema. Ir taip pat noriu priminti, kad išsakytum savo tiesą, neatsiprašinėtum už tai, ką atradai savyje, už tai, ką supratai ir tavo dvasiniai vedliai sako, neatsiprašinėk už savo tiesą, tiesiog išsakyk, kaip jautiesi, ką galvoji, ką nori daryti toliau. Išsakyk savo mylimiems žmonėms. Šį mėnesį taip pat gali pabandyti panešioti tokį akmenėlį, kuris vadinasi Chrysoberyl. Ir jis padės tau greičiau savo atleisti, greičiau atleisti kitiems žmonėms ir kad tu galėtum peržengti tą dramą, kad tu galėtum peržengti tą nepasisekimą, tą nusivylimą, tą baimę. Tai va, šis akmenėlis tau padės perlipti per tai, kas tavęs laukia šį mėnesį. Ir šio mėnesio afirmacija yra: aš priimu savo talentus ir gabumus su džiaugsmu ir dėkingumu, bei su malonumu jais dalinuosi. Taigi tiek aš tau turiu gegužės mėnesį, pasižiūrėkime, ką tau žada birželis.
Taigi pasižiūrėkime, ką tavo dvasiniai vedliai nori patarti tau birželio mėnesį. Jaučiu, kad šis mėnuo bus truputėlį lengvesnis negu gegužės mėnuo, bet tau vis tiek reikės pergalvoti kažkokius savo žingsnius, pergalvoti savo jausmus, pergalvoti savo įsitikinimus. Jaučiu, kad reikia kažko pergalvoti. Gali būti, kad tu pradėjai kažkokį planą ir viskas atrodo griūna. Tai gal jau laikas pergalvoti ir imtis kažkokio naujo plano, naujo projekto. Pagalvok, ką tau reikia pergalvoti, perdaryti. Ir atsimink, kad tu turi teisę persigalvoti. Tai nėra nieko blogo, jeigu pradėjai savo verslą prieš metus ar du ir matai, kad niekas nesiseka, niekas nevyksta taip, kaip norėtum, neparduodi tiek, kiek norėtum. Arba jeigu turi darbą ir tu anksčiau galvoji, kad nori to darbo, bet dabar tau jis jau nebeįdomu, atsibodo ir taip toliau ir tavęs nebetenkina, tu turi teisę apsigalvoti. Ir jaučiu, kad šitas pokytis, kai apsigalvosi ir imsies kažko kito, tai bus tavo nauja evoliucija. Tu atrodo persikelsi į sekantį gyvenimo žingsnelį ir sulauksi transformacijos, sulauksi pagalbos iš visatos, tave paruoš tolesniems įvykiams ir jaučiu, kad tai bus daug lengvesnės energijos. Gal tai, ką tu perėjai praeitą mėnesį, buvo tam, kad tu pergalvotum, ar tau iš tikrųjų reikia tų dalykų, kuriuos tu laikeisi įsikabinus. Gal paleidus tuos dalykus, netgi prieš savo valią, tu dabar gali eiti savo evoliucijos link ir sulaukti tos transformacijos, kurios ilgai laukiai. Tai taip pat šį mėnesį nepatartina skolintis pinigų, nes draugai nesutiks tau skolinti, tai geriau net nesiskolink, ypač iš draugų. Ir šį mėnesį geriau neišlaidauk labai daug, bet būk atsargesnė su pinigais. Šį mėnesį tavo santykiai gali turėti kažkokių tai nesusipratimų. Jeigu pradėsi santykius šį mėnesį, tai jie nesitęs ilgai, nes tokios energijos, labai ugningos energijos ir vienas žodis atrodo užsiplieksit abudu. Tai būk atsargi ties to. Bet šis mėnuo yra geras metas biznyje ir darbe. Yra geras metas išsiplėtimui, yra geras metas visokiems paaukštinimams. Bet irgi atsargiai, kad nesiveltum į kažkokius konfliktus su savo bendradarbiais. Šis birželio mėnuo yra neutralus kelionėms, bet jeigu keliauji, atsargiai ką valgai, ką įsidedi į save, nes gali būti kažkokios tai skrandžio problemos, tai labai atsargiai su maistu. Jeigu turėjai kažkokių tai sveikatos problemų, kažkokių tai mažų sveikatos problemų, tai jos greitai susitvarkys. Tai irgi vėl, tai gali būti skrandžio problemos arba neturėjimas energijos. Šeimoje, jeigu kažkokios tai dramos, kažkokie tai pykčiai vyksta, tai nesijaudink, tai irgi greitai išsispręs, bet pasistengkit neapsižodžiuoti ir nesakyti viens kitam piktų žodžių, kad tai neužsipliestų kaip ugnis. Tai, ką tu išgyvensi šį mėnesį, tu tą išmintį perneši į tolimesnius mėnesius. Tai nesijaudink viską, ką išmoksi šį mėnesį, visa ta informacija bus labai naudinga. Taigi, jeigu praradai viltį, kad kažkas versle susitvarkys, jeigu praradai viltį savo darbe, jeigu nežinai, jeigu planai kažkokie nepasisekė, jeigu nežinai, kur nori eiti toliau, tai tiesiog paklausk, ko nori tavo širdis. Gal jau senai klausiai, ko nori tavo širdis, ko nori tavo siela. Gal tu ilgai pataikavai kitiems žmonėms. Gal tu ilgai užsibuvai darbe, kurio nemėgsti, vien dėl to, kad
išlaikyti šeimą, ar susimokėti už mašiną, ar susimokėti už namus ir taip toliau. Tai ko šį mėnesį gerai yra paanalizuoti, ko iš tikrųjų nori širdis. Ir gal tu išsikėlei savo kažkokius tai reikalavimus, kuriuos tau jau sunku pateisinti, tau sunku išpildyti tuos reikalavimus ir savo, ir kitiems žmonėms. Tai pagalvok, ar tu iš savęs tiesiog per daug reikalauji. Ir šį mėnesį leisk savo jausti tai, ką jauti. Jeigu jautiesi pavargus, tai yra gerai, leisk savo jausti tą. Jeigu jautiesi išsekusi, leisk savo jausti tą, neignoruok. Ir paklaus, ko nori tavo širdis. Gal tavo širdis nori šį mėnesį pasimti atostogų. Gal tavo širdis nori nueiti į spa šį mėnesį. Tai paklausyk savo širdies ir nepasiduok tam vidiniam dialogui, kuris sako, taigi negaliu eiti į spa, nes reikia vaikus parvežti iš mokyklos, nes pinigų trūksta, turiu nupirkti tą ir aną. Varyk tas mintis šalin ir tiesiog bent vieną kartą į mėnesį padaryk kažką, ko trokšta tavo širdis ir ko trokšta tavo jausmai, ką nori tavo jausmai, kad tu padarytum dėl savęs šį mėnesį. Ir pagalvok, gal tu tiesiog per daug užsikroviai savo ant pečių, gal tu bandai pateisinti kitų žmonių lūkesčius, kur tau jau nebeįmanoma pateisinti, nes tie planai jau seniausiai sugriuvo. Tie dalykai, kuriuos tu bandai pastatyti, jau viskas sugriuvo ir tu nebegali to padaryti. Tu turi teisę apsigalvoti. Bet nesijaudink, visata siunčia tau pagalbą. Jeigu paprašysi tavo dvasinių vedlių, tu sulauksi labai daug iš jų pagalbos ir taip pat visata tave suportina, visata tau siunčia pagalbą tam, kad tu pereitum į sekantį savo gyvenimo lygį ir transformuotumėsi taip, kaip tu nori transformuotis. Ir kartais nebijok peržengti ribas arba daryti kažką ne pagal taisykles. Jeigu manai, kad tai verta. Pavyzdžiui, mes visi užaugom su tokiom taisyklėm galvoje, kad turim baigti mokyklą, turim baigti universitetą arba kolegiją, turim susirasti darbą, sukurti šeimą, būtinai susituokti, būtinai turėti vaikų, išgyventi iki pensijos ir taip toliau. Tai mes galvoje turim tokias taisyklės, bet tos taisyklės yra senos, jau atgyvenusios. Gal tu nebenori taip gyventi pagal tas senas taisyklės. Tai šis birželio mėnuo yra geras metas laužyti tas nusistovėjusias taisyklės, kurios tau jau nebetinka. Tai aš nesakau, kad reikia tiesiog eiti ir laužyti taisyklės, daužyti kaimynams langus ir taip toliau. Aš ne apie tai kalbu, aš kalbu apie taisyklės, kurių mus nuo mažens išmokė, kurios mums buvo įkaltos į galvą ir kurios mums tiesiog netinka. Mes savo viduje, savo sieloje jaučiame, kad tai yra ne mums. Bet tu gal per ilgai užsibuvai tose taisyklėse ir tau šis birželio mėnuo yra labai geras išeiti iš tų taisyklių, išeiti iš tų rėmų ir daryti kažką kitaip. Aišku, kai bandom kažką pakeisti, visada situacija sukelia dramas, kažkas nepasitenkinęs būna, kažkas nepatenkintas mūsų nauja transformacija arba noru transformuotis. Tai turėk omeny, kad supykdysi labai daug žmonių, jeigu išeisi iš tos kasdienės rutinos ir darysi kažką kitą, aišku, supykdysi kitos žmonės. Bet tiesiog paklausk savęs, o ką aš noriu daryti? Ką aš noriu šiandien jausti? Ir tu turi teisę apsigalvoti. Ir šį mėnesį gali pabandyti panešioti tokį akmenėlį, kuris vadinasi ametistas. Ir jis tau padės nuraminti savo protą, kūną ir sielą. Manau, tau reikės tos ramybės, einant per visus tuos pokyčius, per visas tas pokyčių energijas. Tai gerai būtų prie savęs turėti tokį akmenėlį, ametistą, kuris tau padės
tų pokyčių pasekoje. Ir šio mėnesio afirmacija yra: aš leidžiu savo džiaugtis ir mėgautis pasaulio grožiu ir jo teikiamais malonumais. Taigi tiek aš tau turiu patarimų ateinantiems 3 mėnesiams. Jeigu turi antrąją sielos dovaną, tai nepamiršk pasižiūrėti video tai sielos dovanai, kad susidaryti bendrą vaizdą, kas tavęs laukia ateinančius mėnesius. Ir susitiksime tavo sekančiame skaitime.